Rugpjūčio 13 Anykščių rajone Mickūnų trasoje vyko motokroso varžybos Dekstos tauriai laimėti. Tarp 50, 65, 85 kubinių centimetrų ATV, MX2, Open bei pradedančiųjų klasių taip pat į varžybas buvo įtraukta ir retro klasė, solo bei motociklų su priekabomis. Čia mes pabandėm tokią eksperimento tvarką retro grupę surinkti. Retro tauta, reiškia, retro Open, kur važiuoja sportiniai motociklai, čia zetai, nesvarbu, oro aušinami. Šioj vienviečių motociklų klasėse skaitlingumu nepasižymi šiandien. Dalyvauja tik 4 važiuotojai, bet priekabų turime daug priekabų. Ir čia zetų, ir Uralų buvusių, reiškia, tarybinių motociklų. Ir Ižai yra dar, startuoja virš 10 priekabų. Aš skaitau, kad čia šitoje vietoje ši klasė pavyko skaitlingumu. Kaip į tą klasę reagavo šiaip žiūrovai? Žiūrovai, kiek stebėjau, tai tiesiog su šypsenom labai maloniai sutiko šitą klasę. Aš manau, kad kiekvienose varžybose įvairumas reikalingas. Šį kartą mes organizuojam kaip šou pasirodymą šitų motociklų retro, tačiau manau, kad ne pro šalį būtų įtraukti ir federacija, juos priimti į mūsų būrį, kad galėtų žmonės važiuoti, varžytis, kaip sako, nuostatai veiktų tie patys šitom klasėm. Taip, kad daug niuansų tokių, tačiau manau, kad ledus pralaužimas. Kaip teigia varžybų organizatorius, pastaruoju metu klubas organizuoja ypač daug renginių ir planuoja dar vienerias motokroso varžybas, kurios, jei motociklų sporto federacija duos palaiminimą, taip pat vyks šioje trasoje. Krūvis, aišku, didelis mėnesio laikotarpėje praktiškai, bet, kaip sakyt, grafikas derinamas. Skaitykime, pavasarį, po naujų metų radom nišą, tai va taip ir išėjo. Šį kartą, aišku, būtų geriau gal skaitlingumui pačių sportininkų, nes šiandien, kaip sakyt, sutampa keletą varžybų Latvijoje ir čia Lietuvoje enduro kroso varžybos vyksta, ralis vyksta Zarasų. Gal ir kita data būtų tikus, bet skaitlingumu žmonių mes nesiskundžiam praktiškai. Šiemet dar ką nors planuojat? Šiemet nebent neaiški dar yra pozicija dėl miestų taurės. Tai jeigu mūsų federacija leis, kaip sako, ar neatsiras daugiau norinčių, tai su mielu noru organizuotume miestų taurę. Į varžybą susirinko kelios dešimtys sportininkų, nuo vos pradėjusių motociklų važiuoti vaikų iki kelintą 10 metų skaičiuojančių veteranų, vairuojančių pačių galingiausių klasių motociklus. Esi mažiausias važiuotojas, kaip tau sekas? Gerai. Kokią vietą laimėjai šiandien? Kaip sekės pirmas važiavimas? 4. Patinka tau važiuoti? Taip. Sunku važiuoti, rankelės neskauda? Ne. Neskauda, sportuoji daug? Daug. Treniruojas kaip? Gerai. Mama, tėtis, kas daugiau palaiko, mama ar tėtis? Lygiai. Lygiai? Ir nori, kad važiuotum? Taip. Nebijo, kad įsigausi, susilaužysi? Ne? Bijau tik, kad susilaužysi. Bijai? Bet vis tiek važiuoji? Taip. Tai tu labai drąsus vaikas? Taip. Važiuojam kokį 50% turėtą pajėgumą. O kaip sekės važiuoti? Nežinau, sekės sunkiai, bet iš kitos pusės gerai, pirmi. Gal kokie ypatumai yra važiuojant dviese? Ką žinau, daug ypatumų. Labai sunku iš tikrųjų yra važiuoti dviese. Kaip suderinat savo veiksmus? Treniruojamės daug, labai daug. Ir kiekvieną dieną tobulėjam, aišku, ir susišnekam taip važiavimu. Tikimės laimėti ir antrą važiavimą. Ką patartumėt jaunimui, šiaip apsimokas tai motociklas vežimėliu? Apsimok. Pamėginti viską reikia. Aš pats tik pradėjau. Su vežimėliu, visą laiką be vežimėlio važinėdavau. Sportininkų teigimu važiavimui tiek trasa, tiek oro sąlygos buvo idealios, nors aukščiausio lygio motokroso žvaigždžių Anykščiuose tiek daug neišvydome, tačiau perspektyvų sportininkų prasiskynusių kelią link nugalėtojų pakylos netrūko.
Tai yra rusų gamybos Tula, TMZ, 200 kubų. Tai pirmasis varžybos? Jo, Ar pirmas. teko važiuoti anksčiau? Pirmas. Kaip sekėsi? Iš pradžių buvo baisoka, po to įsidrasinau ir važiavau. Kam kilo idėja važiuoti? Man. Pačiam dirbau, išgirdau per radiją pranešimą, kad ten kviečiami visi turintys rusišką motociklą ir nusprendžiau. Ateityje žadi dar kur nors pasirodyti? Jo, panašiose varžybose norėčiau. Matėm, kad jisai taip trasa sunkiai judėjo, sunku buvo. Jo. Sunku, todėl kad priekiai platus ratas, jeigu būtų siauras, daug lengviau valdytus ir suvaldytum lengviau. Bet susivaldo šiek tiek. Startavau už 2 klasės, praėjo pirmieji važiavimai. Pirmajame važiavime sekėsi neįtin gerai. Susikabiname iš startą, tai baigiau tik 4, o Open klasėje baigiau 3. Tai neblogai? Būna ir geriau. O kaip varžovai? Šiaip šiandien čia stiprus toks visi? Mano klasėje visi sportininkai, kurie dalyvauja Lietuvos čempionatuose, mano konkurentai. Kaip planuoji finalę pasirodyti? Nežinau, kaip užteks jėgų, nes važiuoju už 2 klasės, yra sunku. Nežinau, kaip pasiseks taip. Daug laikų užima tavo ruošimasis varžybom, šiaip fiziškai? Kiekvieną dieną rytais sportuoju, bėgioju krosą, darau mankštą. Antradieniais, ketvirtadieniais važiuoju treniruoti su motociklu, o šeštadienį, sekmadienį varžybas pagrinde būna. Tai yra brangus sportas tau kaip sportininkui, kaip klubas padeda, rėmėjai? Klubas, rėmėjai, tėvai, taip ir važinėjom. Sekėsi kvalifikacija tai gan gerai, atvažiavau 3, buvau patenkintas, bet tik išvažiavus į pirmąjį važiavimą, jau pirmosios ratose prakiuro padanga ir visą važiavimą važiavau su tačia padanga, tai smarkiai greitai važiuoti negalėjau ir likau tik tai 7. Kažkiek nusivylęs esu, bet tikiuosi atsigriebti antrą važiavimą. Kiek laiko pats sportuoji? Sportuoju jau 2 metai, bet pirmais metais turėjau daug traumų, tai galima sakyti, rimtai sportuoju tik metus. Traumas neatgraso sportuoti? Ne, neatgraso. Kaip į ateitį planuoji? Į ateitį planuoju, gal kaip ir visi, važiuoti norisi kuo greičiau, kuo geriau ir siekti aukštesnių rezultatų. Kaip klube atmosfera gera, patenkintas? Labai patenkintas klubu, labai mane palaiko, man padeda sportuoti ir rūpinasi, klubu patenkintas. Kiek jūsų klube šiaip važiuojančių? Važiuojančių yra tik tai 4, bet važiuojantis gerai visi. Ir šiandien trasa gera šiaip? Jo, man tai patinka, jinai drėgna, limpanti, neslidi, man trasa patinka. Taigi metas apžvelgti galutinius varžybų rezultatus. 50 kubinių centimetrų klasėje neplenkiamas vėl buvo Arnas Vedluga. Daugkartinis 85 kubinių centimetrų klasės nugalėtojas Joviltas Tibas šį kartą taip pat didelio pasipriešinimo nesulaukė ir pelnė auksą. 65 kubinių centimetrų klasėje geriausiai sekėsi Nojui Gasiūnui. MX2 klasėje triumfavo vienas pajėgiausių Lietuvos motokrosininkų Nerijus Rukštela, o MX2 Junior triumfavo Nerijus Neimontas. Beje, Nerijus Rukštela nugalėjo ir Open klasėje. Retro tauta klasėje finišavo 2 dalyviai. Pirmasis liniją kirto Daumantas Kaunietis, Retro Open Ronaldas Šulnius. Tarp pradedančiųjų greičiausias buvo Arūnas Armonas, veteranų įskaitoje Zygmundas Makrovas. Open M pergalę iškovojo Egidijus Karaliūnas. Retro klasė buvo suskirstyta į 3 įskaitas – 500, 650 ir 350. Jose atitinkamai laimėjo Dainius Kazlauskas, Irmantas Šeputis ir Paulius Miliškevičius. Tarp važiuojančių keturračiais geriausiai pasirodė Artūras Kulikauskas.